Jei esate pavargę nuo šlamšto laiškų, atsitiktinių rinkodaros skambučių ir reklamų, kurios atrodo žino per daug apie jūs, šis vaizdo įrašas skirtas jums. Šiandien parodysiu žingsnis po žingsnio, kaip naudoti Incogni, paslaugą, kuri automatiškai ištrina jūsų asmeninę informaciją iš duomenų bazių priklausančių duomenų brokeriams. Incogni sukūrė Surfshark, įmonė, kuri yra viena iš populiariausių VPN paslaugų pasaulyje. Jos pagrindinis tikslas – susisiekti su vadinamais duomenų brokeriais jūsų vardu, įmonėmis, kurios renka ir parduoda jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip jūsų pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija ir naršymo įpročiai. Naudodami Incogni, jums nereikia siųsti 10 laiškų, prašydami įmonių ištrinti jūsų duomenis, sistema tai padaro automatiškai, naudodamasi privatumo įstatymais, tokiais kaip GDPR ir CCPA. Registracijos procesas yra labai paprastas. Tiesiog spustelėkite nuorodą aprašyme, kad patektumėte į Incogni svetainę ir gautumėte specialią nuolaidą, skirtą šio kanalo žiūrovams. Tada spustelėkite pradėti, įveskite savo pašto adresą ir sukurkite slaptažodį. Po to patvirtinkite savo tapatybę ir suteikite Incogni leidimą veikti jūsų vardu. Šis žingsnis yra svarbus, jis leidžia Incogni teisėtai susisiekti su įmonėmis ir prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją. Per kelias minutes jūsų paskyra yra sukurta, o sistema pradeda analizuoti, kurie duomenų bazės gali turėti jūsų informaciją. Kai tik įjungta, Incogni automatiškai siunčia duomenų šalinimo užklausas šimtams duomenų brokerių vienu metu. Kiekviena įmonė yra teisėtai įpareigota atsakyti, dažniausiai per 30 dienų. Jūsų valdymo skydelyje galite stebėti pažangą realiu laiku, matyti, kiek užklausų buvo išsiųsta, kiek įmonių jau ištrynė jūsų duomenis ir kiek jų vis dar laukia. Tai suteikia jums visišką skaidrumą ir kontrolę viso proceso metu. Tačiau svarbu prisiminti, kad duomenų brokeriai niekada nesustoja rinkti informacijos. Net po to, kai jūsų duomenys buvo pašalinti, jie gali vėl pasirodyti naujuose duomenų bazėse laikui bėgant. Todėl labai svarbu turėti aktyvę Incogni prenumeratą. Ji nuolat stebi ir šalina jūsų duomenis, kai tik jie vėl aptinkami. Geriausia vertės pasirinkimo galimybė yra metinė šeimos planas leidžiantis iki 5 žmonėms naudotis Incogni vienu prenumerata. Galite pasidalinti išlaidomis tarp šeimos narių ar draugų, todėl tai yra viena iš prieinamiausių privatumo priemonių. Ji puikiai tinka, jei norite apsaugoti visų duomenis vienu metu ir sutaupyti pinigų. Jei norite vėl susigrąžinti savo privatumą internete, spustelėkite nuorodą aprašyme ir gaukite specialią nuolaidą Incogni. Pamatykite patys, kiek įmonių turi jūsų duomenis ir kaip lengvai galite juos ištrunti. O jei norėtumėte daugiau patarimų apie interneto privatumą, nepamirškite užsiprenumeruoti ir paspausti varpelio piktogramą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų.